Sveiki visi sugrįžę į naują video. Pagaliau nebe Eurovizija. Na, visi fanai dabar jau buvo pirmą video pažiūrėjo Eurovizijos, patiko kažkiek, pažiūrėjo, dabar visiškai nebeįdomu. Tai dabar mes eisime prie žaidimų. Tai dabar, va čia yra labai didelis mūšis, kur mes gausim labai daug teritorijos. Dabar tai yra War of Dota ir aš padėsiu prašymą linką į jį, jūs per Steamą. Nemokamai nusipirkti, tai nemokamai, net nenusipirkti, o atsisiųsti. Dabar mes va šitą mūšį keliausim, ir čia šiaip labai įdomus žaidimas. O dieve, čia pradėjo dabar rėkauti ir aš nepatinka šitas man rėkavimas, labai nepatinka man šitas rėkavimas. Pala. Dabar aš patylinsiu, opa. Dabar mes darysime mūšį. Tai dabar mes darome mūšį ir dabar mes čia va čia puolimai ir mums iškart pradėti puolimus. Jau mus puola. Jau iškart mus puola ir mes turim iškart kariauti. O aš tiesiog ramiai sėdė. Nu, ramiai sėdėti nevalia, galima sakyti. Kas čia per žemės, kad čia revoliucija dar kažkokia tai? Revoltai kažkokia čia vyksta, o čia šiaurės teritorija, net pamiršau, čia nieko net nevyksta. Šiaurės teritorija, kur mažiausiai armijų, čia tiesiog niekam neįdomi. Va dar tankai atkeliauja tankai, o dieve, o. Nu šitas, nes į kalną įlipo, tai dabar užstrigė. Nu va, jis čia revoliucija kažkokia vyksta, bet aš nežinau. Tas planas dabar va šitą miestelį užimtų. Tai čia pereik šitą miestelį ir užimsi lengvai, va viskas, mes turim gabalą. Ir mes praradom tą gabalą tiesiog, nu. Mes tiesiog išmirsim dabar, nu. Nu tai jūs pulkit, nesėdėkit kažkokią čia. Stėti savo ramiausia. Tu čia varai ten. Viskas. Viskas, miestą paimam. Nepavyko. Dabar tu keliausi tenai. Giliai tenai. Giliai iš tą valstybę dabar šitie varo, nes jie nori šitą gabalą paimti. Kad tau nebūtų problemų, aš tau labiau va taip svarstyčiau paimti. Nu, saugiau bus. Va, tu keliauk šitą miestą paimti. Va, šitas irgi galėtų tai pasimti. Nu, viskas, dabar jūs šitą miestelį paimsit. Tu dabar čia varai. Išmirė. Nu, jo, mes sostinę paėmėm. Jūs čia? Ne, tu čia keliauk. O dieve, taip šito miesto kariauja. Va, tu dabar kariausi, o jūs šitas dabar keliauja tenai. O dieve, mes paimsim šitą miestą. O dieve. Turim 2 sostinės, bet mes dar nelaimėjom, nes mums paėmėm daugiau. Tas bandė paimę, sako, ai, neverta. Viskas, mes laimėjom. Lengvai. Tai mes dabar net nepaėmėm, tik mes visiškai atskirtai, nes va šitą reikia. Jo, čia labai taip įdomi šitas žaidimas žaidės, bet dabar reikia keliauti, ar viduje, mums iš pietų būtų įdomiausia, nes iš pietų keliaujam. Antra, va čia galim pasakyti, va šitoj saloj sostinė, tai mes artėjam, galima sakyti. Artėjam link jų pagrindinės sostinės. Ok, mes turime. Kodėl jūs iškart pradėjot kariaut? Dabar aš mėlynas esu. Aš jau mėlynas tapau. Nu, ką? Tik būdavo raudonas, bet dabar mėlynas, nu. Tiesiog žaidimas persigalvojo. Nu, aš nesuprantu, palaikė dar padaryti va šitos, kad labiau būtų įdomiau. Tai, jo. Mes labai stipriai mirštam. Nes raudonai yra stipresni. Ir va, mūsų planas yra apsupt. Šitų planas yra čia, kol šitų yra čia.
Va šitie šiauriniai keliauja ten. Nu ne, jūs šiauriniai keliaujat va taip, o jūs keliaujat va taip, va. Šitų planas čia va. Tavo planas čia va. Tavo planas čia va. Viskas. Ir dabar šitie tiesiog apsupė, aš nesuprantu, kas čia yra. Šitie žmonės per daug išprotėję, matau. O jeigu tu tenai viršutinės nepavyks sudėti, čia šiaurės karas labai blogas, matau. O mes turim daugiau dabar, mums nupirko naują armiją. O jeigu tu nebėkit, mes dabar prarasim čia. O jeigu tu šitas nori išmirt. O dėl mes čia išmirsim. Kariaukit dėl Lietuvos. Dėl Lietuvos! Žmonės dėl Lietuvos! Ne dėl kažkokio šūdo! Eik, tu šiek čia pravarė! Eik! Tiesiog visus mano apgalvojimus bam ir sudegina. Nu, čia aš dabar nieko negaliu daryti, negaliu iš tos sostinės jų paimti. Galiu šiaip. Paimsiu, man po... O dieve, aš kaip įsikaitinau čia, nu aš nesprantu, kas čia yra. O juk tu čia mušas, jie per tildus nemoka eit. Dar vieną miestą paėmė. Nu kas čia jum yra? Armija pati blogiausia mūsų, matau. Va šitas vienas tankas bando kažką čia planuot, bet jam nepaeis. Kaip jam gali paeit? Kai čia dabar debilizmas visur vyksta. Debilų sąjunga. Varai čia per tiltą. Saugot nuo šitų rūskių. Šitie raudonai rūskiai, viskas. Kad labiau lietuviai būtų... Nesakysiu to žodžio, bet... Aš nesuprantu, kas čia yra. Dabar mes mėlyni, dėl to mes blogiausi esame, aš nekančiu. Šitų mėlynas jie blogiausi kariauja. O jeigu tu šitas dabar kažkur keliauja čia per jūrų marių. Varykit pro čia dabar, viskas mes apimsim visą šitą miestą, ble. Nu aš nesprantu, kas čia yra dabar. Tai tu sostinę paimsi ar ne? O dieve. Dabar mes laimėsim, aišku, bet... O jeigu mes praradom dar vieną... Dabar sostinę paimsim ir laimėsim. Nu čia tiesiog viskas, mes laimėjom, bet... Čia pats karščiausias karas, kai aš esu stresavęs gyvenime. O dieve. O dieve viešpatie Jėzau Kristau, tai... Tai aš žaidžiau va šitą va kampeiną 10, mes jau perėm iš 30, tai... Darysiu dar kelias video, tai čia mes tiesiog apimėm visą šiaurinę dalį ir mes jau galim pračiai, tai aš noriu tipo apsupt, paskui į viduriai, tai... Nu, jei bus ta bus, tai dabar ačiū, kad žiūrėjote, kitą kartą susitiksime greit. Ir šeštadienį streamas vakare, streamas. Tai ačiū, kad žiūrėjote, kitą kartą.